Rugsėjo 1 turbūt pati jausmingiausia metų diena. Juk kiekvienas žmogus kadaise pirmą kartą atsisėdo į mokyklos suolą. Šiandien Visagine mokslo metus pradėjo beveik 1900 mokinių. Iš jų net 138 pirmą kartą peržengė mokyklos slenkstį. Pirmokų žingsnis į naują gyvenimą visuomet kupinas jaudulio, nors jų veiduose atsispindi pačios įvairiausios emocijos. Vieni džiugiai šypsosi, kiti labai rimti, treti sutrikę ir nežino, kur padėti didžiulį kardelį plojant. Pirmoji diena naujo savarankiško gyvenimo etape, nemenkas išbandymas. Tačiau daugelis pirmokėlių šiai dienai pasiruošė iš anksto ir jau nuo scenos išreiškė visišką pasiryžimą stropiai mokytis. Dar nieko nežinome, bet mokytis norime. Į pamoką nevėluosim, be priežasties nepramiegosim. Čia mano draugai, čia knygos ir juokas, sveika mokykla, aš tavo pirmokas. Iškilmingose rugsėjo 1 šventėse kiekvienoje mokykloje dalyvavo Visagino vadovai ir savivaldybės tarybos nariai, o miesto meras Erlandas Galaguzas spėjo apsilankyti beveik visose ugdymo įstaigose. Žiburio mokykloje, kurią šiemet pasirinko 41 pirmoko tėvai, meras atkreipė dėmesį, kad ji jau nebėra pajėgi sutalpinti visų vaikų, norinčių čia pradėti mokslus 1 klasėje. Malonu matyti tiek daug gražių jaunų veidų. Dar labiau malonu matyti tiek daug pirmokų. Tikrai didžiuojuosi Žiburiu. Didžiuojuosi tuo, ką darote ir kaip naujoviškai tai darote. Ir tai rodo rezultatai. Žiburys nebesutalpina norinčių vaikų ateiti į 1 klases. Tikrai jau reikia priimti ir taryboje tam tikrus sprendimus matyti. Na, bet tie rimti pokalbiai galbūt paliksim kitai dienai. Šiandien yra šventė. Šiandien yra šventė, ypatingai jums pirmokėliai. Noriu jums palinkėti, kad šitos kuprinės būtų tik šiandien pakankamai sunkios. Kada pradėsite krautis žinias, su kiekviena diena jos taps vis lengvesnės ir lengvesnės. Taip, kad džiaukitės kiekviena diena. Jums, mokiniai, kiekviena diena tai yra žinių diena, neįkainojamų žinių diena. Ir mokytis reikia kiekvieną gyvenimo dieną, ne tik mokykloje. Na, jums tėveliai, jums mokytojai, neišsenkamos kantrybės, išminties ir visiems kartu sėkmės, kad kiekviena diena taptų sėkminga. Sėkmės visiems. Į Verdenės gimnaziją šiemet atėjo mokytis 50 pirmokų. Šiais mokslo metais gimnazijos pedagogų kolektyvą papildė 5 nauji mokytojai. Mokykla ir toliau atsinaujina. Visus metus čia vyks 4 aukšto remontas. Be pirmokų gimnazijos direktorė Olga Černis pasveikino visus mokinius ir ypatingus linkėjimus išsakė tiems, kurie šiemet baigs 12 klasę. Draugystės progimnazijoje rugsėjo 1 šventė visuomet vyksta linksmai ir originaliai. Šįkart į iškilmingą šventę buvo pakviesti tėvai, buvę šios mokyklos mokiniai, kurie šiandien į 1 klasę palydėjo savo vaikus. Jiems buvo patikėtas pirmasis mokyklinis skambutis, kuris nuaidėjo 5 pirmokų rankose. Šiemet draugystės progimnazijoje mokysis 16 pirmokų, kuriuos į mokyklą iškilmingai palydėjo 8-tokai. Į Gerosios Vilties progimnaziją atėjo 31 pirmokas. Ši mokykla išlaiko savo savitą stilių. Pradinėse klasėse dėvima mokyklinė uniforma, o tai suteikia mokinių pasirodymams ypatingo išskirtinumo.
Gerosios vilties progimnazijos amfiteatras buvo pilnas. Juk rugsėjo 1-ąją savo vaikus į mokyklą atveda ne tik tėvai, bet ir seneliai, kurie neatsisako atsakomybės už vaikų mokyklinius pasiekimus. Ką šiandien siunčiate į mokyklą? Šiandien siunčiu į mokyklą, tiksliau, mes su vyru, 3 mokinius. Ariną į 7 klasę, Serafimą į 3 klasę, Ulijaną į 1 klasę. Jų tiek daug, kad net supainioju. Taip, 3 anūkai, bet tai nuostabu. Na kaip manote, ar šiais mokslo metais jums bus daug rūpesčių? Žinoma bus. 1 klasė tai visada daug rūpesčių. Na, 3 klasė taip pat, o 7 jau tokia, todėl rūpesčių tikrai užteks. Bet vyresni vaikai tikriausiai padės mažiesiems. Taip, mano dukros 6 vaikai, todėl vyresnieji jau 24, 21 ir 17 metų, taigi žinoma padės. Na, turbūt smagu turėti tiek anūkų, nes nuo vaikų visada sklinta tokia jaunatviška energija, todėl jūs turbūt taip puikiai atrodote. Taip, visą gyvenimą dirbau darželyje, išėjau į pensiją ir toliau dirbu su vaikais ir savo vaikų anūkais. Galbūt Liudmilos anūkė pirmokė vėliau mokysis anglų kalbos pas pedagogę Aną Luščenko. Sveikiname jūsų mokslo metų pradžia. Labai ačiū. Papasakokite, kaip jums jį prasideda. Šie metai prasideda neįprastai. Aš imu klasės vadovavimą, 5 klasę. Nuotaika puiki, labai teigiamos emocijos. Laukia nelengvas, bet malonus iššūkis. Jūs jau buvote klasės vadovė? Taip, šiais metais jau buvau klasės vadovė. Vaikai baigė mokyklą, pabaigė 12 klasę, dabar stoja į universitetus. Kaip vaikai moka jūsų dalyką, anglų kalbą? Skirtingai. Gana gerai. Daugelis laimi konkursus, olimpiadas. Mes aktyviai dalyvaujame visur, kur tik galima. Labai ačiū. Tikiu, kad viskas bus puiku, mums viskas pavyks. Svarbiausia mąstyti pozityviai. Visi pirmokai miesto 50-mečio proga nuo Visagino miesto muziejaus gavo ypatingą dovaną – abėcėlę. Pagal ją jie ne tik mokysis raidžių ir žodžių, bet ir susipažins su savo gimtojo miesto istorija. Atgimimo gimnazijoje į 1 gimnazijos klasę, iš esmės 9-ąją, šiemet įstojo 32 mokiniai. Tai naujas jų mokyklinio gyvenimo etapas, nes nuo šiol jie oficialiai tampa gimnazistais. Atgimimo gimnazijos direktorė Veronika Vaiteken pasveikino mokinius mokslo metų pradžios progą ir pabrėžė, kad jų nedidelės, bet draugiškos klasės mokyklos pasididžiavimas, o kiekvienas mokinys svarbus miesto ateičiai. Vyresnieji abiturientai paruošė muzikinę dovaną. Jie atliko dainą, kuri tapo simboliniu padrąsinimu jaunesniems draugams. Сейчас тем более стань же моей рукой, стань моя жизнь такой. И пусть невзгоды унесут именно нас с тобой. Останься моей подругой, слизывать соль морскую. Один миг с тобой, чего только стоит. Если мне тогда сказали, я сотру свои пятки, о чем буду писать свои песни, я бы сказал, не гоните, ребятки. Если бы мне такое сказали, в Ленинском лицее пацан с жизненной целью изменился в лицее. Visagino technologijų ir verslo mokymo centre į gimnaziją šiemet atėjo mokytis apie 150 moksleivių. Dar apie 100 asmenų jau baigusių 12 klasę sieks profesinio išsilavinimo. Šiandien mokymo centro koridoriuose tvyro ramybė, tačiau jau rytoj čia bus labai daug žmonių. Šiemet Visagino technologijų ir verslo centre mokysis daugiau nei 550 mokinių, nes vis daugiau jaunų žmonių renkasi vienu metu įgyti gimnazijos išsilavinimą ir profesiją. Sveikiname visus mokinius, pedagogus, tėvus, o taip pat senelius su naujų mokslo metų pradžia. Linkime moksleiviams sėkmės moksluose, gerų draugų ir puikių pasiekimų sporte, muzikoje, šokiuose bei visose kitose neformaliojo ugdymo veiklose.